Aidas Gedvilas, taip. Na, ačiū labai pranešėjams už pristatymą. Neabejoju, kad studija labai naudinga. Svarbiausia, kad atsirastų, kas ją skaito ir aišku, kad ją įgyvendintumėm. Man iš tikrųjų įdomu, sakykime, jeigu jūs susipažinę su strategija 2030, tai kiek pasikeitė tos apimtis, kas liečia aplinkosaugą ir ar tai visa tai, kas buvo, neteko prasmės ir atsirado visiškai kiti nauji dalykai, ar vis tik tais pasipildė ta strategija kažkiek tai procentaliai, kiek įdomu. Na ir aplamai, aišku, liūdina tas faktas, kad 2030 strategija vis tik tais metama į šiukšlių dėžę ir dar 7 metai, pagal kurią turėjome veikti, dirbti ir kaip sakyt, gyventi dabar, jeigu aplamai visuomenė dažnai piktinasi tuo, kad tokioms strategijoms įvairioms sukūrimui išleidžiamos pakankamai didelės lėšos. Tai dabar mes žengėme į naują etapą, dar neįgyvendinę vienos strategijos, jau turime kitą strategiją, o turbūt niekam nepaslaptis, kad strategiją galima kurti ir dažniau, ir kas metai, ir turbūt visada rasime vietos kažkokiem tai naujiems naratyvams ir tobulumui, kaip sakant, ribų nėra čia šitoje vietoje. Ačiū, Aidai, labai geras tas pirmas ypatingai klausimo dalis dėl kiek gamtos atsirado. Bet kad nepasimestumėm, turbūt, kaip sakyt, tikiuosi dar galėsiu paklausti. Ačiū. Taip, matau, Darius Žeruolis kelia ranką čia. Ja, aš atsakysiu, aš tik pradžios nenugirdau, ar čia man vienam buvo truputėlį garsas įstrigęs, bet suprantu apie LT 2030 tęstinumo klausimus, tai pasistengsiu. Ir gamtos, sakykime, aplinkosauginės dalies. Gerai, girdžiu. Tai vienas dalykas, ką norėčiau pasakyti, apie kainas. Tai ir jau pristatant Seime, čia berods birželio pabaigoje tuos klausimus buvo atsakyta. Tai čia 200 metrų šaligatvio kaina, jeigu paimt, neskaitant žmonių, va, tokių kaip Žymantas ir daug ten, apie 2000 buvo įsitraukę neatlygintinai. Tai nežinau, kiek jie vertina savo darbą vardan Lietuvos mąstymo apie Lietuvos ateitį. Tai čia šituo atveju čia neįkainojamas dalykas, bet jeigu kalbam ten, kai sakot, kad žmonės piktinasi čia apie labai didelės išlaidas, tai tie žmonės, kurie tiesiogiai pagal pareigas priklauso dirbti, tai čia yra 200 metrų šaligatvio nutiesimo kaina. Tai ir tiek. Dabar, kodėl reikia keisti, ar keistis? Labai teisingas klausimas. Vėl, manom, kad besikeičiančiam pasaulyje ir jis nuo to laiko, nuo 2010 metų, jūs turbūt sutiksit, prabėgo tik tai 13 metų, bet pasaulis mums jau irgi pasikeičia, ar keičiasi prieš akis kartais net pažįstamai. Tai mes neturim iliuzijų, kad šita Lietuvos ateities vizija žodin ar ten įgyvendinimo kryptim ir liks tokia pati iki 50 metų. Tai, poreikis irgi keistis su lyg besikeičiančia aplinka yra. Antra, kodėl reikia jį, aš, jeigu nepaminėjau pradžioj, tai pasakysiu tą dabar, tai nėra nei vyriausybės susigalvojimas, tą dar ir įpareigoja daryti strateginio valdymo įstatymas, ir priimtas praeitos kadencijos Seimo, įpareigojantis vyriausybę tokį dalyką parengti, mes jį padarėm. Tai, bet matėm tame prasme, dar ir todėl, kaip jau minėjau, dėl labai stipriai besikeičiančios aplinkos ir B, kas keičiasi šitoj vizijoje lyginant su 2030, tai tas suvokimas ne tik globalaus pasaulio, nors ten 2030 tai čia tokios lyg ir globalios Lietuvos buvo, bet ten iš tikrųjų analizės apie tai ir mąstymo, kaip mes atrodom pasaulyje ir dar pridėsiu, čia šitam komitetui yra svarbu, klimato kaita, tai ten nebuvo itin reikšmingas dalykas. Čia tą suvokiam labai
aiškiai ta klimato neutralumo tikslas iki 50 metų yra labai aiškiai užfiksuotas. Taip jūs galite sakyti, kad čia ateina gal iš Lietuvos europinių įsipareigojimų, bet tas posūkis į klimato neutralumą yra tai, ko 30, Lietuva 2030 patvirtinta prieš 10 ar 11 metų nebuvo. Tiek. Ačiū. Dėkui, dar Žymantai, bet labai jau trumpai, gerai? Aš tik tai labai trumpai, gal jeigu jūs klausėte apie palyginimą tarp 2030 ir 2050 aplinkosaugos ir gamtos, tai lyginant iš tikrųjų 30 metų strategija aplinkosauga buvo gerokai labiau išplaukusi negu 50 metų, tai prasme, čia yra gerokai daugiau aiškių, konkretinkos, ambicijų ir būtent gerbiamos komiteto pirmininkės minėtas, reiškia, tas ekocentrinio požiūrį integravimas yra labai svarbus pamatinis pokytis. Ar galima daugiau integruoti į tuos namelius, į tas sektorinės? Manau, kad galima galbūt, reiškia, ir čia tolimesnių gal kažkokių diskusijų klausimas, bet šiaip skirtumas yra didelis. Tai jeigu galima, noriu sureaguoti ir patikslinti, kad iš tikrųjų nekvestionuojame pačių protų, kurie kūrė šią strategiją. Kvestionuojame dažniausiai, kad šios strategijos jos nėra panaudojamas pagal paskirtį, jų paprasčiausiai nėra kam skaityti. Tuo labiau, kad jos yra pakankamai dažnu atveju didelės apimties, net nedažnu, o visais atvejais. Ir čia turbūt problema, o ir dabar ką parodė, kad tas 2030 strategija, tai irgi žmonės, kurie prie jos dirbo, turbūt verti didžiausios pagarbos, tačiau šiandien mums jau jos nebereikia. Tai apie šaligatvius čia palyginimas visiškai ne vietų ir ne laiku. Manau, kaina visada, jeigu jinai yra adekvati, pagrįsta ir taip toliau, tai ją reikia drąsiai sakyti, ne palyginimais kažkokiais, o konkrečiais skaičiais. Tai aš labai tikiuosi, kad vis tik tais ta strategija šį kartą bus labiau išnaudota Lietuvos aplinkos apsaugai taip pat. Ačiū, Aidai. Ačiū, Aidai. Tai Aidas kaip ir apibendrinimą pasakė, tai galime eiti, mes turim nubalsuoti, pastabų nėra iš Teisės departamento, bet už pačią išvadą mes turim balsuoti. Tai kolegos, gal galim sutarti šitoj vietoj bendrų sutarimų dėl strategijos? Aš susilaikau. Susilaiko Aidas.